to neįvyko. Nes tos krepšelius paskirstė ministerija spaudžiama įvairių iš vieno šono, iš kito šono, jau studijų programoms. Ir štai abiturientas, kuris labai gerai baigęs mokslą, pagal tą studijų krepšelių sistemą, jis jau turi iš to krepšelio neturi, jis turi iškoti, kur tie krepšeliai yra. Ir vadinasi, tokiu atveju jis, sakysime, labai gerai baigęs gimnaziją, jis eina tą programą, kuris norėtų eiti, bet ten krepšelių nėra. Tada jis moka už tą mokslą pats. O jeigu jis randa užsienyje, kur galima gauti nemokamą toj programą, jis važiuoja ten. Taigi, iš dalies pasiteisino, konkurencija tarp studijų programų yra, bet tarp universiteto jos rimtesnės nėra. Taigi, matyt, kad atsirado kitas dalykas. Meno mokslai pamatė, kad ta sistema jiems verčia priimti gerai besimokančius, bet menui neturinčius pakankamai gebėjimų. Mes aukštojo mokslo taryboje šiek tiek bandėm tą klausimą padiskutuoti. Aš irgi sakau, menas ir mokslas yra labai skirtingi dalykai. Mokslas yra išugdoma, žinoma, reikia tam tikrų savybių. O menininkų to, reiškia, yra prigimtiniai dalykai. Jų darbo, vien tik darbo neišugdysi, vadinasi, menas yra, menos gebėjimas, talentai yra įgimti ir jeigu mes tada, reiškia, reikia šiek tiek kitai reaguoti. Ministerija sukūrė kitą sistemą, grantų sistemą, kuri, reiškia, tai yra nauja krepšelių forma, skiriama tam tikrai krepšelizacija. Vadinasi, akivaizdu, kad konkurencija turi būti, nes tik tai jinai gali užtikrinti laisvanorišką ir autonomišką, reiškia, valios reiškimą restruktūrizuojant aukštąjį mokslą, bet dabartiniai situacijai jinai yra tobulintina. Supratau, Nerija, jūs kaip privačios aukštosios mokyklos rektorius, kur matot pliusus, minusus ir tinkamas tas įstatymas, jūsų komentarai. Abejonės parodys laikas. Šitą reformą duoda tų rezultatų, kurių mes tikimės ir ne. Kad pačią sistemą reformuoti reikėjo, tai abejonių nekėlė niekam. Aš labai gerai prisimenu vieną diskusiją Seime prieš jau tvirtinant įstatymą, tų diskusijų buvo labai daug. Tuo metu buvo grįžęs ir parlamentaras Kasparas Landsbergis į tą diskusiją. Vien tam, kad turbūt irgi, sakykime, būtų išgirsta jo nuomonė daugumoje. Ir ten tikrai buvo daug už ir prieš. Ir tie argumentai turbūt ir vienoje ir kitoje pusėje buvo pakankamai svarūs. Bet visi, kurie ir oponavo ir kurie pritarė, iš esmės sutarė, kad tokia sistema, kokia egzistuoja, jinai egzistuoti negali. Dėl įvairių priežasčių. Viena pagrindinių yra tai, kad mes iš tikrųjų matom didžiulę demografinę duotę. Ir jeigu dar šiemet mes turėjome apie 50 000 18-mečių, tuo tarpu koreliacija yra tokia, kad į aukštąsias mokyklas įstojo apie 30 000, tai reiškia 18-mečiai ne visi eina. Ne visi netgi baigia vidurinės mokyklas, baigia turbūt apie 35 000 vidurinės mokyklas ir netoli 30 stoja aukštasis. Vis dar procentas yra labai aukštas. Pernai buvo dar aukštesnis. Tai po 10 metų pagal dabartinę statistiką, tai yra žiūrint į tai, kiek yra 7-mečių, 8-mečių, tai būtų maždaug 8 000 18-mečių. Tai turėkim galvoje, kad jų išvažiuos per tos 10 metų, kažkas dėja ir numirs. Tai reiškia, 18-mečių nebus tiek, kiek mes dabar matom 7-mečių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turėsim mažiau 18-mečių, negu šiemet įstojo į aukštąsias mokyklas. Tai jeigu galvojam, kad kiek jų, reiškia, iš 18-mečių stoja aukštąjį mokslą, tai mes turėsim apie 17 000 stojančių į aukštąsias mokyklas tais metais.
Tai natūralu, kad ta sistema veda prie to, kad nei valstybė gali išlaikyti tokią sistemą, nei tiek, kiek egzistuoja universitetų, tiek negalės, reiškia, programų išlaikyti. Ar dabar šita reforma yra tinkamas būdas? Iš esmės galėjo būti tik du keliai. Vienas kelias, kuris jau buvo bandomas daryti, keletą kartų tarp kitko iki to, tai jis irgi buvo toks reforminis kelias, reiškia, bandyta reakredituoti programas, siekiant sumažinti programų skaičių ir tokiu būdu irgi mažinti jau tų studijų valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių. Deja, tas procesas nepavyko, visi universitetai sugebėjo įrodyti, kad jų programos yra pagrįstos, ne tik universitetai, ir kolegijos. Buvo uždarytos vienetai, iš šimtų buvo uždarytos vienetai programų. Reiškia, administracinis kelias nedavė rezultatų. Šitas kelias, kas sako, kad, aukštajam moksle atsiranda rinkos dėsniai. Mes galim sakyti, galbūt ne ta vieta, kur to reikėtų, bet paliekama galimybė kiekvienai aukštai mokyklai surasti savo vietą pasaulyje. Negriaunama tos mokyklos autonomija, negriaunama galimybė pasirinkti, ką jie darys ir kaip darys. Ir tikrai šiandieną, kažin ar mes turim labai sveiką situaciją, kai absoliučiai visos aukštosios mokyklos, galbūt išskyrus mediciną ir meną, ir galbūt karo akademiją, turi absoliučiai visų sričių programas. Tai, prie ko tas veda? Ką aš dabar girdžiu, kaip jau vieną iš reformos atgarsių, aš girdžiu, kad universitetai linkę specializuotis. Tie, kurie technologijos, sako, gal mes grįžkim prie to, ką geriausia mokam. Specializuokime, siaurinkime, bet gilinkim ir gerinkim ten kokybę. Aš girdžiu, kad sako, kalbėkim apie kokybę, privalom pagerinti kokybę, kad prisikviestume studentų. Aš girdžiu dar trečią dalyką, ką girdėdavo tik iš vienetų universitetų. Galvokim, kaip pasikviesti studentų iš užsienio. Tapkim tarptautiški. Ką aš girdėdavau prieš reformą, tai kaip užregistruoti daugiau programų ir kaip gauti daugiau valstybės finansavimo. Nieko daugiau aš iš universitetų negirdėdavau. Tai, ką dabar aš girdžiu, tai iš tikrųjų atsiranda jau rimtas strategavimas, kaip universitetas, kaip profesorius Pakališkas sako, turi atrodyti pasaulį, kurio vieta, kaip jis sugebės konkuruoti. Kad mūsų studentai, potencialų studentai išvažiuoja, kad žmonės išvažiuoja, aš nežinau, ar čia tas procesas, kuris sąlygo tas reformos, ar net ir, kaip mes kartais sakom, blogos mūsų studijos. Nebūtinai tai yra labai natūralūs procesai. Paprasčiausiai jauni žmonės yra mobilūs. Pagal skaičių, kuris išvažiavo iš Lietuvos studijuoti į užsienį, mes esam pakankamai sąrašo apačioje tarp Europos valstybių. Jeigu paimsim tokias valstybės kaip Prancūzija, Vokietija, ten virš pusės baigusių pagrindinį mokslą išvažiuoja studijuoti kitas šalis. Bet ir jie atvažiuoja. Bet gyventojų skaičius. Bet esmė kita, esmė ta, kad į jas, kurias, pavyzdžiui, į Didžiąją Britaniją atvažiuoja žymiai daugiau negu išvažiuoja. Vat ką mes turim padaryti čia, kad mes iš tikrųjų taptume studijų šalimi, kad mūsų universitetai taptų pasaulio universitetai ir kad čia lygiai taip pat mielai važiuotų. Ir ta tarptautinė aplinka, jinai tikrai atneš labai daug sveikatos ir valstybė, nes valstybė vis dar yra pakankamai, sakykime, uždara. Visuomenė vis dar sunkiai, sakykime, toleruoja kitataučius ir kitaip mąstančius, kas blogai. Valstybės pražūtis yra mąstymo vienkryptiškumas. Tai kuo valstybės visuomenė yra sakykime, labiau skirtinga, ar tų skirtingumų daug, tuo mąstymo kokybė auga. Tai nereiškia, kad aš dabar skatinu kokią tai imigracinę politiką. Labai nedidelė dalis tų, kurie studijuoja toj šaly, pasilieka ten ir gyventi ir dirbti. Jie grįžta mielai į savo šalį, bet tie procesai turi atsirasti. Jeigu jie neatsiras į abi kryptis, tai mes į aną kryptį tikrai nesustabdysim, tikrai važiuoja ir važiuos daugiau. Bet jeigu čia neatvažiuos, tai mes tada jau kalbėsim, kaip vienas labai, sakykime, gerai vertinamas gimnazijos direktorius pasakė, kalbėsim apie vieną gerą universitetą Lietuvoje, nedaugiau. Supratau. Ieva, tavo kaip studentės nuomonė turbūt ir eilinės studentės, užimantys studentų asociacijų ir tam tikrai aukštą hierarchinę vietą. Jūsų studentijos požiūris į šitą naują įstatymą. Iš tikrųjų, prieš įstatymą buvo žadami du dalykai. Tai yra aukštojo mokslo prieinamumas ir aukštesnė studijų kokybė. Ką matome šiuo metu? Prieinamumas tikrai nėra padidėjęs,
Studentai, tie, kurie negauna valstybės finansavimo, turi imti didelės paskolas su labai didelėm palūkanom, kurios, tarp kitko, yra nefiksuotos, tai reiškia, kad viskas priklauso nuo ekonominės situacijos ir gali tiek mažėti, tiek didėti. Lygiai tas pats su prašiau besiverčiančiom šeimom, iš kurių ateina taip pat asmenys aukštąjį mokslą. Jie susiduria su kitom problemom, tai yra socialinių stipendijų gavimas, tai yra pats mokėjimas už mokslą, bendrabučių ir taip toliau. Žiūrint į studijų kokybę, tai, kaip ir minėjau, prieš aukšto mokslo reformą buvo kalbama, kad jinai gerės. Buvo argumentuota tuo, jog didės kainos, studentai daugiau mokės, valstybė daugiau finansuos, automatiškai bus didesnė kokybė. Tačiau šiuo metu matome tą patį rezultatą, kaip ir buvo prieš tai. Studijų pačio proceso visas keitimasis vyksta tais kai kurios aukštosios mokyklos. Ir jų yra labai labai nedaug. Ir kas yra būtent svarbu studentams, tai kad tose aukštosios mokyklose, kurios pradeda orientuotis ne tik kaip pritraukti studentus, bet ir kaip gerinti jų visą padėtį, tiek socialinę, tiek akademinę prasme. Studentai ten nori eiti, jie girdi, kad ten yra gerai ir kad ten gaus tą išsilavinimą, kurio jie tikisi, kad po to jie galės arba kurti darbo vietas, kas yra ypatingai svarbu, arba įsilieti darbo rinką. Tai, kadangi jau buvo šnekėta būtent apie demografinę situaciją, tai bent iš universitetų iš tikrųjų girdisi kalbos apie tai, jog demografija smarkiai kinta ir per artimiausius 10 metų jinai mažės dar labiau, tai bus daug mažiau studentų ateinančių. Ir sprendimas, ko gero, yra vienas – kelti studijų kokybę ir gerinti prieinamumą. Tam, kad neišvažiuotų tie, kurie bus potencialūs studentai ir kad atvažiuotų tie, kurie gali atvažiuoti. Tačiau be kokybės ir prieinamumo atvažiavęs vieną kartą žmogus grįžęs atgal pasakys, kad ten nevažiuotų. Tai neatsižvelgus būtent iš tų aspektus, ko gero aukštasis mokslas bus toks sumažėjęs. Aš tik Ieva truputėlį papildysiu dėl tų kainų, dėl prieinamumo. Iš tikrųjų, anksčiau studentai žymiai mažiau reikėjo mokėti už mokamą mokslą, norint studijuoti. Apie 2000 galima buvo sumokėti ir gauti kiekvienais metais ir gauti tam tikrą išsilavinimą. Dabartiniu metu yra kainos nuo 4 iki 19 tūkstančių oficialios kainos. Ir jūs reikia pagalvoti apie tai, jeigu socialiniai mokslai, aišku, jie kainuoti yra žymiai mažiau, tai yra apie 4, 5, 6 tūkstančius, tai technologijos mokslai jie kainuoja apie 11-12 tūkstančių, piloto rengimas arba konservatorijos studentų parengimas kainuoja apie 19 tūkstančių. Tai yra kainos viršijančios visus lūkesčius, aukštesnės negu Kembridžo, Oksforde. Tai tie moksleiviai, kurie turi galimybę sumokėti, tėvai turi galimybę sumokėti, aišku, jie renkasi, kur mokosi. Bet tie studentai, tas socialinis sluoksnis, kuris neturi galimybę sumokėti ir negauna krepšelio, jis yra, kaip ir Ieva sakė, prieinamumas jau sumažėja iki minimumo. Galiu aš tik jums pridurti vieną dalyką. Kas, tarkim, apie pilotą paminėjot. Žinau, tarkim, ar Kanada, ar kitur. Ta specialybė renkasi žmogus, kuris tikrai dirbs pilotu ir jis moka pats už tą mokslą. Valstybė jau niekada jo nefinansuos. Tokių studijų niekas sako, niekas programos. Niekas. Tai dabar Vytautai tavo verdiktas, kai išgirdai, būtent iš mūsų kolegų pokalbį. Man verdiktas sunku čia sakyti, bet nepretenduosiu jokių verdiktų, tik tai galbūt keletą dalykų, kurie man pačiam yra jau susiformulavę ir kurie jau kuris laikas, tai yra ganėtinai aišku. Tai visa tai yra gražu yra pasirinkimai, gražu yra konkurencijos ir taip toliau, tačiau valstybės politikoje vienas svarbiausias dalykas yra tam tikras stuburas. Klausimas, ar Lietuva turi tą požiūrio į mokslą, į švietimą stuburą, apskritai išsiugdė stuburą, dėl kurio sutartų politinis, ekonominis ir akademinis elitas. Ir kai mes pagalvojame apie tam tikrą stuburą, tai mes matome daugybę reformėlių, čia jau buvo paminėta, tų reformų tai yra permanentiškai, jos tęsiasi ir atrodo tarsi kažkokių įstatymų pataisos nieko neturi, bet jos nepaprastai sujaukia tą bendrą gyvenimą ir visą laiką verčia aukštasias mokyklas šiaip jau užsidirbinėti pinigus. Visa politika, ta, kuri buvo, kad aukštosios mokyklos kuo daugiau užsidirbtų pačios pinigų.
Tai šitą nuostatą, kokios jos yra pasiekmes. Iš esmės, jį verčia aukštasias mokyklas